Sveiki visi, šiandien filmuoju naują video. Super cringe. Tai dauguma žmonių galvoja, kad youtuberiai uždirba milijonus iš savo video, kad gali gerti brangų šampaną, važinėtis Ferrariais, statyti namus. Bet teisybė iš tikrųjų yra kitokia. Jūs galvojat visiškai neteisingai. O kasgi tas YouTube'as yra? Tai YouTube'as yra nuostabi vieta, kur galite leisti savo valandas beprasmiškai. Galite žiūrėti video visų žmonių. Tiesiog nuostabiai. Ar aš uždirbu pinigus? Taip. Bet ar aš uždirbu daug pinigų? Ne. Iš tikrųjų, YouTube partnerystė ir iš vis dalykas toks, kad galima uždirbti iš YouTube'o labai skaudina. Nes tiesa yra tokia, kad užsidirbsi centus. Dirbsi, kursi daug video, gausi daug peržiūrų, bet uždirbsi iš tikrųjų centus. Nes Lietuvoje reklamos pigios, už kurias negauni pinigų, žmonės atsiunčia adblokus, taip pat žiūrėdami per telefoną duoda šansą, kad jūs uždirbsite dar mažiau pinigų. Aišku, kamgi reikalingi tie pinigai? Pinigai reikalingi, nes jums reikia kažką valgyti, jums reikia kažkaip, nežinau, laisvalaikį linksmai leisti. Pinigai yra reikalingi, bet YouTube'as nėra išeitis. Reikite susirasti gerą darbą, nes aš už savo video apie veganizmą, kurį įdėjau tiek darbo, važiavau specialiai į Kauną, kad susitikti su Milena. Uždirbau 2 centus. Taip, 2 centus. 2013 metais aš atrodžiau, taip, sugebėdavau surinkti labai daug pinigų. Kaip daug? Maždaug 10 kartų daugiau nei dabar. Tai nėra daug, bet tai buvo kažkas, nes aš galėjau kažką nusipirkti. Tai aš atrodžiau taip. Labas žiūrovai, šiandien tokia keista tema kalbu, nežinau. Tikrai, aš taip atrodžiau. Žmonės. Ir šiaip žmonės lietuviai, šitie lietuviai, ta prasme, ne jūs, kurie yra normalūs. Cringe, tiesiog, ar tiek cringe, bet tais laikais YouTube'as buvo kitoks, aš gaudavau daugiau pinigų. Ir dabar viskas kitaip. Dabar aš negaunu fucking pinigų. Aš nieko negaunu. Aš YouTube'e jau su 5 metus. Aš esu viena iš pirmųjų vlogerių Lietuvoje, kurie pradėjo kurti video. Iš merginų, ta prasme. Nes tais laikais aš buvau aukštai labai. Dabar aš gal turiu 4 kartų daugiau prenumeratorių, bet tais laikais aš būdavau ne 4, gal 30 kartų daugiau prenumeratorių turiu, bet aš šiandien nesu tokia populiari, nes lietuviškas YouTube'as užaugo, pasirinkimas yra nežmoniškai didelis, jūs galite žiūrėti, ką norite, o tais laikais tiesiog srautas buvo mažesnis, tų keliamų video YouTube'ą. 2013 metais vloginimas iš vis nebuvo populiarus dalykas. Tai yra toks dalykas, kuris tiesiog nebuvo dar atėjęs į Lietuvą. Ir aš norėjau pabandyti ir man tikrai gerai sekėsi. Aš turėjau labai daug gerbėjų, žiūrovų, kurie žiūrėjo tik mane, nes pasirinkimo kito neturėjo. Tai vat, ir per tiek laiko viskas pasikeitė. Liūdna, nes YouTube nėra tiesiog. Galima užsidirbti, bet iš kitų papildomų reklamų, bet ne iš partnerystės. Kaip veikia partnerystė? Jūs priklausot kažkai korporacijai, bet realiai čia tik Lietuvoje, taip, kitose šalyse galite tiesiog iškart gauti pinigus realiai tiesiogiai iš YouTube, bet Lietuvoje taip negalima. Jūs gaunat gal 70-80% priklausomai nuo jūsų korporacijos, tai jūs gaunat pinigus už video peržiūros, tai už reklamas, kurias žiūri jūsų žiūrovai arba spaudžia reklamas iš šonų ir panašiai. Tos užknisančios reklamos pradžioje, kurios tiesiog trukdo, tai taip, už jas mes ir korporacijos gauna pinigus, bet aš gaunu už vieną video dabar vidutiniškai apie eurą, 2 eurus, už tokį paprastesnį, nepopuliarų video. Eurą, iki euro, ten, pavyzdžiui, sakau, video apie veganizmą gavo 2 centus. Tai čia jums jau spręsti, ar tai yra daug ar mažai. Tai nėra gerai. Bet ką jau padarysi? Taip, linksma. Bet aš labai gerai atrodžiau, sakau, iš tikrųjų. Nenormalus, visai, sunervini mane. Linksma. Tu rimtai Lenkija? Tu Lenkija? O tu iš Lenkijos, jo? Tai kodėl tu Lietuvoje? O mes pasikeitėm, ar ne? Mes pasikeitėm? Man atrodo, kad mes visiškai tokios pačios. Aš Karolina 13, ar aš 14, ar aš Karolina būdama 17,5. Tas pats. YouTuberiai gauna daug pinigų. YouTuberiai už savo uždirbtus pinigus gali pragyventi. YouTuberiai už savo pinigus gali pirktis namus, mašinas, telefonus, kompiuterius. YouTuberiai milijonieriai. YouTuberiams net nereikia paprasto darbo, jiems užtenka YouTube'o. Dar
Šitie ir dar 100 mitų apie YouTube'inimą Lietuvoje. Auditorija labai maža, nes tiesiog Lietuvoje negyvena taip daug žmonių, kad gauti milijonus peržiūrų. Ir Lietuvoje tu uždirbsi tikrai mažą kiekį pinigų dėl to, nes čia viskas kitaip. Šiaip nuo pat pradžių YouTube'e uždirbti pinigai man padėdavo tiesiog gerinti savo kuriamų vlogų kokybę. Už tos pinigus aš nusipirkdavau savo mikrofoną, kameros priedus, telefoną ar kompiuterio kažkokią patobulinimą, kad tiesiog kurti. Ir vienas mano dabar iš reikalingiausių dalykų tai būtų mikrofonas kokybiškas, bet iš partnerystės tai nėra įmanoma padaryti, tai taip pat aš ieškau rėmėjų, jeigu jūs tiesiog norėtumėt suteikti man rėmimą arba dėl reklamos kažkas, tai rašykite man asmeniškai ir tikiuosi, kad viskas pagerės. Sužinojot visą tiesą apie YouTube'inimą, apie Lietuvos kūrėjus ir žinau, kad situacija nėra viena iš geriausių, bet ką jau padarysi, toks gyvenimas. Noriu padaryti giveaway, kurį pažadėjau per live streamą, kurį dariau YouTube'e. Tai labai nenorėjau jo daryti, bet ką daryti. Iš rėmėjo gavau didelį kiekį spinerių, visokių spalvų, visokių tipo, tiesiog jų milijonai. Tai man jie nereikalingi, aš galiu juos padovanoti jums. Tai taisyklės paprastos. Jums reikia pasubscribinti mano kanalą, palaikinti šį video, bei komentaruose parašykite, kodėl žiūrite būtent mano vlogus. Tai išrinksiu keletą žmonių atsitiktinę tvarką ir keletą žmonių pagal komentarą. Man komentaras ar patiks, ar nepatiks, kaip jūsų nuoširdumas bus parodytas, ar šiaip man komentaras patiks. Tai dalyvaukite giveaway'e, laimėkite nemokamų spinerių ir būkite laimingi. Na gerai, ačiū, kad žiūrėjote nuostabų video, visi linkai bus aprašyme, tradiciškai surinkam 1550 laikų po šitų video. Išlikite sveiki, būkite faini, geros jums likusios savaitės ir susimatysime neužilgo. Iki! Pradėkime nuo to, tai kasgi tas YouTube'as yra iš tikrųjų. Man reikia vaistų nuo širdies skausmo, oh my god.